Regos korekciją atliekame pacientams, kurie turi refrakcijos ydas, tokias kaip trumparegystė, toliaregystė ir astigmatizmas. Neoperuojam pacientų jaunesnių kaip 18 metų, nes vis tiek akis auga, keičiasi akies struktūros, tai išlaukiam, įsitikinam, kad refrakcijos yda yra stabili ir akis nedidėja, nekeičia savo formos. Kartais operuojam ir 18 metų, bet dažniausiai išlaukiam kokių 19-20, tiesiog įsitikinam, kad viskas yra stabilu. Vyresnio amžiaus žmonės link 50 vėlgi yra niuansų, todėl kad sureguliavus matymą į tolį, mes žinom, kad keisis matymas iš arti. Vėlgi labai priklauso nuo refrakcijos ydos, kokio dydžio ten tie minusai. Jeigu yra -8, tai mes žinom, kad pacientas naudoja jau ir akinukus vairavimui, ir akinukų skaitimui, 2 poros akinių. Ir tolimesnėje perspektyvoje tos 2 poros išlieka arba atsiranda progresiniai stiklai. Kas naudojo kontaktinius lęšius ant viršaus turi dėti akinukų skaitimui, žodžiu, įvairių nepatogumų. Tai vėlgi vyresnio amžiaus žmonės irgi operuojami, bet reikia įsivertinti refrakcijos ydą. Jeigu refrakcijos yda yra labai nedidelė, kai kalbam kokį -1, -1,5, ir žmogus nevairuoja, vėlgi labai sprendžiam, kur jo yra prioritetai, nes atlikus lazerinę korekciją, tuos nedidelius minusinius stiklus tiesiog keičiam tada į pliusinius stiklus. Ir tai gali kai kuriem pacientams sukelti nepatogumų. Dažniausiai operuojami pacientai, aš sakyčiau, yra tarp 18, 19 ir 45, 50 pacientų grupė. Bet tai yra labai santykinis dalykas, todėl kad pasitaiko pacientų, kuriuos operuojam ir 55, ir 65, ir vyriausias pacientas 86 metų. Klinikinė situacija, kai yra skirtingos akys dėl prieš tai buvusių operacijų, vienoje keliai pliusai, kitoje minusai. Akinukų nei vairavimui, nei skaitimui parinkti neįmanoma. Pacientas tokiam amžiui kontaktinių lęšių įsidėti jau turbūt nelabai gali. Tai lazerinė korekcija tokiais atvejais tiesiog atliekama su tikslu suvienodinti akis ir pasiekiamas yra teigiamas rezultatas.